Ukrainos kampanija prieš Rusijos logistiką pietuose įsibėgėja, o naujausi įrodymai gauti netoli Primorsko, Rusijos kontroliuojamoje Zaporižės srities dalyje, kur Ukrainos žvalgybiniai dronai aptiko degalų cisternų koloną, lydimą karinių sunkvežimių, atliekančių mobiliųjų oro gynybos grupių funkciją, kai jį gabeno degalus Rusijos pajėgoms Kryme. Ukrainos operatoriai pirmiausia smogė paskutiniai cisternai, sukeldami tokio galingumo sprogimą, kad buvo sunaikinta ir lydinti transporto priemonė. Tada jie atakavo kolonos priekyje buvusias transporto priemonės, užversdami kelią ir jo pakraščius degančiomis nuolaužomis. Tiek žvalgybinių, tiek smogiamųjų dronų filmuota medžiaga patvirtino sistemingą kolonos sunaikinimą, parodydama, kad net ir stipriai saugomi degalų gabenimo maršrutai išlieka pažeidžiami. Didėjančios Ukrainos kampanijos mastas matomas statistikoje ir nemažėja, nes vien geolokuota filmuota medžiaga patvirtina, kad Liepos mėnesį Rusijos kontroliuojamose teritorijose buvo sunaikinti 656 Rusijos sunkvežimiai, degalų cisternos, krovininės transporto priemonės ir kitas karinis transportas. Tai yra padidėjimas palyginti su 586 vizualiai patvirtintais nuostoliais birželio mėnesį. Tačiau šie skaičiai apima tik tas transporto priemonės, kurios buvo nufilmuotos ir nepriklausomai patvirtintos kaip sėkmingai sunaikintos. Daugybė sunaikintų sunkvežimių niekada nėra užfiksuojami, dingsta vietovėse, kuriuose nėra nuolatinio stebėjimo arba neviešinami dėl saugumo sumetimų, kad nebūtų pakenkta būsimoms operacijoms, o tai reiškia, kad tikrasis sėkmingų smūgių skaičius iš tikrųjų yra gerokai didesnis. Ukraina planavo dar dramatiškiau padidinti tempą ir padvigubinti sėkmingų smūgių skaičių, palyginti su birželio mėnesiu, tačiau keletas Rusijos pritaikytų priemonių neleido to visiškai įgyvendinti. Pirmoji ir pagrindinė priežastis buvo ta, kad Rusijos vadai smarkiai sumažino eismą pavojingiausiais greitkeliais, o tai savo ruožtu apribojo ukrainiečiams prieinamų taikinių skaičių. Antra, Rusija pradėjo maskuoti karinės transporto priemonės kaip civilinį transportą. Sunkvežimiai dažomi baltai, degalų cisternos dengiamos taip, kad primintų krovininės priekabas, o kai kurios cisternos modifikuojamos taip, kad atrodytų kaip komunalinės vandens transporto priemonės. Tai verčia Ukrainos operatorius skirti daugiau laiko taikinių patikrai ir vengti tikro civilinio transporto, todėl kai kurie teisėti kariniai taikiniai praleidžiami. Trečia, Rusija palei svarbius tiekimo maršrutus dislokavo mobiliasias ugnies grupės ir elektroninės kovos padalinius. Vertingos degalų kolonos vis dažniau keliauja su ginkluota palyda, artimojo nuotolio oro gynybos priemonėmis ir greitojo reagavimo grupėmis, išdėstytomis šalia greitkelių. Be to, šios mobiliosios oro gynybos grupės prieš išvykstant yra pilnai užpildomos ir vežasi didesnes degalų talpas, todėl joms nereikia stoti pažeidžiamose degalų papildymo punktuose. Šios priemonės perėmė kai kurios Ukrainos dronus ir padėjo keliems Rusijos sunkvežimiams pasiekti tikslą. Visgi Rusijos atsakomosios priemonės sukūrė ir naujų pažeidžiamumų, nes palydos transporto priemonės aiškiai išduoda, kurios kolonos gabena kažką svarbaus, kadangi įprastas komercinis transportas nekeliauja su karine palyda. Užuot slėpusios degalų gabenimą, palydos dažnai jas identifikuoja ir atskleidžia Ukrainos žvalgybai, leisdamos operatoriams teikti pirmenybę kolonai ir smogti apsauginėms transporto priemonėms kartu su cisternomis. Vis dėlto Rusijos oro gynybos grupės taip pat negali sustabdyti kiekvienos atakos, nes statistika rodo, kad patvirtinti sunkvežimių nuostoliai vis tiek išaugo, nepaisant visų papildomų apsaugos ir apgaulės priemonių, o vaizdo įrašai įrodo, kad Ukrainos dronai ir toliau smogė priešo logistikai bei už kolonų apsaugą atsakingoms grupėms. Rusijos maskavimo politika taip pat išprovokavo ryžtingesnį Ukrainos atsaką, nes bepiločių sistemų pajėgų vadas Madjaras pareiškė, kad visi Rusijos sunkvežimiai, judantys pietiniais karinio tiekimo greitkeliais, bus laikomi potencialiais kariniais taikiniais, nes pati Rusija panaikino šią takoskyrą, maskuodama cisternas ir karinį transportą kaip civilinės transporto priemonės. Apskritai, Ukraina padidino sėkmingų smūgių skaičių, tačiau nepadvigubino patvirtintų pataikymų skaičiaus. Rusijos gynybinės priemonės nedaug ką pasiekė, nes jos sumažino pačios Rusijos eismą, sulėtino pristatymus, privertė atsisakyti efektyvių maršrutų ir išdavė vertingas kolonas su akivaizdžia palyda. Rusija bandė apsaugoti savo tiekimo tinklą slėpdama karinės transporto priemonės tarp civilinio transporto, tačiau be jokios naudos. Vietoj to, tai išplėtė Ukrainos taikinių sąrašą ir kiekvieną dieną Rusijos pietinė logistikos sistema tampa lėtesnė, pavojingesnė ir vis labiau paralyžiuota.
Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.